Sveiki, mėlyjeji. Noriu pasidalinti, papasakoti apie projektą, kurį ruošiu ir kuris greitai išeis. Tai yra jaunystės portalas. Kodėl jaunystės? Jaunystės tai yra mūsų sveikata, mūsų grožis, mūsų jaunystė, tai ląstelių regeneracija. Tai viskas, kas susieina į ilgaamžiškumą. Tai pavadinu tai portalu, todėl kad mes čia nagrinėsim fiziką, nagrinėsim psichoterapinius metodus, tiksliau nagrinėsim emocijas, kas mums suteikia būtent tą senėjimą, dėl ko mes senstam. Nagrinėsim tą dalyką, išsimesim tai, kas nereikalingo, kokios yra programos nereikalingos, ir taipogi energetinių darbų. Energetiniame darbe čia vyraus vanduo, mes dirbsim su ląstelių vibracijų pakelimu. Tai dabar biški trumpai apie kiekvieną epizodą. Tai yra fizika, su ką mes dirbsim, mes darysime masažus. Tai bus modeliuojantis masažai veidui, kaklui, aišku. Kūnų nedarysim, bet to užtenka, kad kakle jūs kaip lygiai taip pat ir veidė, būtent veidė yra labai daug taškų, kuris atsispindi visame organizme. Lygiai taip pat pade, lygiai taip pat rankose, lygiai tas pats ir veidė. Atitinkamus spaudant taškus, gaunasi reakcija visam organizmui. Tai būtent dauguma moterų, ypatingai vyresnėme amžiuje, skundžiasi atitinkama ptozė, dėl ko ten tas veidas čiuožia žemyn, raukšlėmis ir raukšlelėmis, netinkama veido struktūra, ar tai po odos tiesiog nelygumais. Tai visą tą mes ir pradirbinėsime. Tai bus modeliuojantis masažai, lygiai taip pat jais ir interoralinis masažas, tai čia bus toks 4 pamokėlės, 4 sesijos būtent šių masažų, kur dirbsime su fizika. Sekančiau, ką mes darysim, mes dirbsime su emocijom. Kokias emocijos, pavyzdžiui, suteikia mums raukšlėlės, pavyzdžiui, pyktis, agresija, neapykanta, visokias. Mes galime išjausti negatyvias emocijas ir visos jos atsispindės mūsų veide. Lygiai taip pat dirbsim ir su gėdos jausmu, tai yra pirminė emocija, kuri atsispindi mūsų veide. Aišku, nuostaba, ir visos kitos emocijos, kurių pagalba veidas parodo, kokias tų emocijas dažniausiai išreiškia. Tai būtent šios emocijos, jeigu jau yra atspaudai veide, tai vadinasi, šios emocijos jau tave lydi pastoviai. Ir tam, kad jas įsiimti, tam, kad jas pasinaikinti, tiesiog išvesti gražiai ir iš kūno, ir iš esybės, iš tavo būties, reikės padirbėti. Ta prasme, bus daromos terapijos, tai lygiai taip pat 4 terapijos bus daromos, tai ir per kiekvieną terapiją imsime vis skirtingą emociją ir išvedinėsim iš kūno. Skirtingą programą ir išvedinėsim iš kūno. Sekančią mes ką darysim, lygiai taip pat darysim ir energetinį darbą, tai mes dirbsim su vandeniu, mes gersim vandenį, mes jį užkrausim atitinkamą programą. Dabar kokios tai bus programos? Pagal faktišką, tam, kad energijos gerai priimtų kūnas, kad įsisavintų, mes pirmiausia jas prasivalysim tą kūną. Tai kūną mes valysim su antiparazitinė programa, tai valysim ląsteles, kelsime ląstelių vibraciją, ląstelių dažnį tam, kad jos būtų paruoštos kitiems instrumentams. O
tie kiti instrumentai tai yra sekantis dirbsime su kaulų sistema. Jūs, kaip žinote, sveikas stuburas, sveikas stuburo kryptingumas, ne? Nes dauguma žmonių gali pastebėti, kad jie yra ne visiškai lygus. Stuburas gali būti vienaip ar kitaip pakrypęs. Tai gali būti tai nežymus, laipsniškas pakrypimas, bet jisai yra pakrypęs. Tai dar mes nešnekant jau apie gerokus pakrypimus, kai yra panirimas, ar tai gali kokia ten būna diastazė, tai tiesiog visas tas atsiliepia stuburui, mūsų laikysenai ir mūsų stuburui per stuburą, kadangi pagrindinė energija, mūsų gyvybinė energija pagrindė teka per stuburą. Tai stuburas turi būti tiesus tam, kad ta gyvybinė energija būtų pasiskirstytusi po visus organus, kad visi organai gautų atitinkamą kiekį tos gyvybinės energijos. Jeigu stuburas jisai yra nelygus, tai vienam ar kitam organui pradeda trūkti tos energijos, tai atsiranda įvairios lygos. Taigi būtent nuo stuburo mes pradėsim eiti į tą mūsų jaunystės tą portalą, būtent energetinį portalą. Nuo stuburo, stuburas, kai mūsų prasilygins, ir tai mes užkrausim vandenį, jūs gersite tą vandenį ir tas vanduo, jisai kels ląstelių vibracijas. Jis nuims tos blokus, kurie yra užsidėję. Netgi gali nueiti ir sunkesnės tos lygos, jeigu jūs turite įvairių traumų, ar tai kažkokių dar kitokių nesklandumų stuburo dalyje. Tai gali netgi tos lygos nueiti. Tai tiesiog stuburas maksimaliai, kiek tik gali, jisai išsitiesis. Sekantį, ką mes energetinį dalyką imsime, tai mes imsime jaunystės ir grožio terapiją. Tai yra vanduo, irgi mes imsime vandenį ir šiame vandenyje mes irgi užkalbėsim atitinkamą programą. Jūs tą programą irgi turėsite įsisavinti ir tai bus kas savaitę. Vieną savaitę jūs gersite antiparazitinį vandenį, kitą savaitę jūs gersite vandenį kaulai ir sistemom, o trečią savaitę jūs gersite vandenį jaunystei ir grožiui skirtą vandenį. Tai yra lygiai taip pat programa. Ši programa, jinai visame kame atnaujina organizmą. Tai atnaujina visas organizmo ląsteles. Tai dėl to mums yra svarbu, kad stuburas, kai yra lygus, kad ta energija pasisklaidytų tolygiai. Tai tolygiai ir lygiai tiek pat gautų kiekviena ląstelė šio energetinio įnašo. Ir tai gali būti, jisai apmažins jūsų ir šiaip raukšleles. Jau vien vanduo jisai gali tą daryti, nes persikalibruoja ląstelių struktūrą. Jisai pereina į kitą režimą, į tą naujesnį režimą, ne tą, kur gyvename išgyvenimo tėkmėje ir įgyjome raukšlės, o tą naujesnį 4. matricos režimą, kur jaunystė ir grožis bus normalus dalykas, kur kiekvienas žmogus jisai bus atitinkamame amžiuje pakankamai jaunas ir ilgaamžis. Taigi persikalibruos ląstelių struktūra dėka šio kaip energetinio vandens vyks kalibracija. Ir kadangi ląstelės pereis į kitą režimą, jos bus pakeltas jų dažnis, jos pradės dirbti kitaip, tai paveiks neuroninės jungtis. Taigi mes visą šią dalyką mes sujungsime, kaip sakau, viską į vieną krūvą. Tiek masažai, tai duos įtaką jūsų veidui, duos įtaką jūsų struktūrai. Mes įprogramuosim į vidų, į jūsų pasąmonę, kad darysim atitinkamus manualinius
taško masažus, kurių pagalba mes įprogramuosim, ne, į pasąmonę, kad atsinaujintų, kiekvieną kartą atsistatytų jūsų ląstelės, kiekvieną kartą nueitų visas tos įtampos. Tiek pat mes darysim ir fiziniu darbu, mes darysime audinių struktūros pagerinimą. Jeigu yra kažkokia ptozė, jinai turės nueiti. Jeigu yra kažkokios raukšlelės, jos turės apmažėti. Nes mes dirbsim su tuo dalyku. Ir, kaip ir sakau, nusiimsim tai, kas trukdo jum pasiekti gerus rezultatus, visas tas emocijas, visus tuos blokus, kur sudaro emocijos, kaip žinote, jos sudaro atitinkamus blokus jūsų audiniuose, audinių struktūrai, dėl ko negali atsinaujinti ląstelės ir dėl ko negali jos regeneruotis. Taigi mes juos visus šalinsime iš praeities, iš dabarties, kad jum ateityje neturėtų šitų blokų. Ir netgi jeigu jūs per vieną seansą negalėsite pašalinti, jūs turėsite, aišku, visą laiką galimybę ateiti pas mane pratesti atitinkamą tas vieną ar kitą seansą. Bet mes pakeisim submodalinį kodą. Tai tas submodalinis kodas lygiai taip pat per vieną seansą jisai pasikeičia. Tai vadinasi, jisai turės galimybę veikiant kitų praktikų metu, kitų energetinių metų, seansų metu, išeiti iš jūsų organizmo. Tai tiesiog daugiaforminis projektas, daugiaforminis struktūrinis projektas, kuriame, sakau, mes imsim fiziką, energiją ir jūsų psichiką, jūsų sąmonę. Tai mes visą tą susumuosime ir stebėsime paskui rezultatus, kokie jie paskui turėtų būti. Kas liečia masažus, jūs visi žinote, kad jie yra gana galingi ir jie galima su jais daug ką padaryti. Vien masažuojant, ne, kaip ir kiekvieno masažo metu jūs pakeliate audinius, su jais dirbate, ne, masažas turi savo įtaką. Bet trečioji formoje ta įtaka jinai būdavo trumpalaikė, nes kadangi tai būdavo tik tai fizika, dabar yra galimybė apjungti visus šitos dalykus, kad jisai būtų ilgalaikis, nes mums reikalingi ilgalaikiai rezultatai. Ir taip pat noriu akcentuoti dėmesį, jūs nueinate pas kosmetologą, ne, ir tas kosmetologas daro jums procedūrą. Oda jinai pripranta prie tos procedūros per keletą kartų. Per keletą kartų tai gali būti ten ir paskui 3-4 procedūras ir jau oda žino, ką reikia daryti, kaip rezorbuoti tuos produktus ir taip toliau. Šiuo atveju taip, ir tuo metu pas kosmetologą jūs nueinat nuo kosmetologo, jūs ateinat palaikymui, būtent, kad būtų ta oda švari ir taip toliau. Jums reikalingas tas palaikymas. Palaikomas visą laiką reikalingas dirbti su savim, bet kuriuo atveju. Bet kai jūs dirbat su savimi, tai ir turite tuos rezultatus. O šiuo atveju, tai mes, kai apimsime visame kame, jūsų ilgalaikis rezultatas turėtų išlikti daug ilgesnėme laikotarpyje. Nes, aišku, galbūt dar grįšite, mes kadangi įvesime taškinių masažų metu, įvesime į jūsų pasąmonę atitinkamus taškus, kuriuos jūs spaudant, jie turėtų galimybę, audiniai prisimintų tą veiksmą, ką mes darysime, norėdami pakelti vieną ar kitą dalyką, tiesiog panaikinti raukšlę ar dar kažką. Ir tiesiog, kad prisimintų organizmas, tai dėka šitų taškų, kuriuos mes darysime, įvesime į pasąmonę ir tada organizmas galės laisvai, paspaudus jūs tos taškus, jisai galės nuimti visas tas neigiamas emocijas, galės jas išimti iš kūno ir tiesiog tada tuo metu
nueis visa ta įtampa, nueis visas tas, jeigu jūs dar būsite atitinkamose energijose, kaip ir toliau, ne? Nes mes sakau, kaip imsime ir pyktį, imsime ir įniršį, ir imsime visą tai, visas baimės, ne, visą tą gėdą, tas, kas dedasi ant kūno. Bet jeigu jūs dar norėsite būti šiuose energijose, gali būti, kad vėl galės atsidėti ant jūsų odos tas šlėmas šios energijos. Ir būtent šių masažų ar ten taškų metodikos įvedimai pasąmonę būdu, jūs paspaudant taškus, jūs išvesite šias energijas iš kūno. Taip veikia visuma, taip veikia mūsų psichika, taip veikia mūsų pasąmonė ir mes imsim visumą. Masažas, taipogi energijas ir imsim psichoterapiją. Tai jeigu susidomėjote, aišku, rašykite, aiškinkimės, kokius jūs norite. Aišku, yra galimybė, jeigu jūs nenorite, jeigu jūsų sąmonė veikia taip, kad jūs nenorite imti energetinių dalykų, vandens, galite jų neimti, nes kaina tada bus kitokia, bus daug mažesnė ir jūs galite neimti. Bet prisiminkite tai, kad visumoj įmant, einant į sveikatingumą, reikia imti ne negalavimą, ne paviršių, o visumą. Tai tiesiog galvokite, rašykite ir šnekėkime.